tikiuosi, kad Amsterdamą kokiam. Mes ko gero Amsterdamą nevažiuosime. O tai kuris nedėjos tyčiose yra? Mes planavom viešbučiuose, bet nežinau kaip su pinigais, bendraujam su dviem bendrovėm, kurios mus turėtų paremti ir tiksliai nežinom, kokią sumą gaus. Ta prasme, priklausomai nuo sumos, bet ko gero kas antrą naktį, ko gero viešbučiuose, šiaip turime palapinę ir mėgbučius. Ir nebėra. Tai sunku, jeigu jūs minsit visą dieną ir paskui mėgoti mėgbučiuose, tai... Tai jūs rytoj išvažiuojat ir dar konkretaus rėmimo neturit? Tiesą pasakius, kaip ir turim, bet mes dar neturim pačių kaip pinigų. Ta prasme, mums nepervedė. Tai visada, paskui Gal. Arba skolas iš čia. Kepurė kasose. Gyvenčiau tiek iš tų. Ant kavos. Atsirado turime. Ne, ieškom. Kauno tiltai ir... Iš kur gimė idėja? Idėja gimė netyčia. Marius susapnavo. Ne, nu kaip aš kažkaip galvojau, visai smagu būtų. Bet vien pats važiavimas tai yra nieko, bet, kaip sakant, Mandas, kaip sakant, tą visą idėją išplėtojo ir iš jo. Štai. Visą prasme mes galvojam, viršys į Lietuvą, bet kažkaip neįdomu. Taip, aš reikia kažko idėją. Kažko įkvepiančio. Galvojam 3 savaitės. Galvojam 3 savaitės kažkaip per paprasta, reikia kažką sudėtingiau. Nu, 2 savaitės. Ir 2 savaitės būtų, kaip sakant, išbandymas mums patiems, kad mes galime veikti 150 ir daugiau kilometrų per dieną. Kiek laiko treniravotės? 2,5 metų gal. Intensyviai, tai kokius 2 mėnesius, bet... Bet tu jūs minėt tokiems apskritai kažką su dviračiais visai gyvenimą siejat, ar ne? Ne. Aš praeitais metais... Aplink Lietuvą. Nu, aš esu daug kartų aplink Lietuvą važiavęs, bet praeitais metais mes su kitu draugu važiavom aplink Lietuvą ir užregistravom kaip Lietuvos rekordą greičiausiai važiavę. Per 4 valandas. Tai 1100 km. Vagoja. Po 3 valandas. Tai kokia distancija tada? Gerai, mūsų paskutinė čia prieš 3 savaitės važiavome į Velsą, tai buvo kažkur apie 500 mylių, netoli 500 mylių. Tai mes, tai buvo tikrai toks, kaip sakant, nelabai nesakyčiau, kad tai išbandymas, bet buvo tikrai sunkus važiavimas buvo. Bet 3 savaitės? Bet per kiek laiko įveikėt tą atstumą? Per kokias 4-5 dienas kažkas to. Ta prasme mes 2 dienas minėjom, po to pusdienį ilsėjomės. Bet ir kaip per dieną nuvažiavot? Po 200. Mums taip išėjo iš tikrųjų, kad taip ne... Kaip pasakyti, pirmą dieną. Buvo 200 kilometrų. Na, sakykime, tai pirmą dieną mes pavėlavome, kol sukrovėme tašes, važiavom 5 valandą, važiavom 120 km, 4 valandas važiavom naktį. Kitą dieną mėgojom gal 5 valandas, važiavom 200 km, važiavom 20 valandas. Važiavom 23 valandas. 270 km. Taip, 270 km per 23 valandas. Be miego važiavom. Be miego. Tai mes šitaip nevažiuosim. Prašau, žaikit. Čia mūsų Kembridžo komanda palaikymo. Kembridže. Čia jaunimo lyderiai net nežinau, kaip pristatyti. Labas. Kaip sakas? O čia mūsų kembridžiečiai. Tu Renata. Labas Renata. Malonu.